Labas visiems, kas supranta lietuviškai. Pristatau projektą, kuris vadinasi Žmogus tai labai paprasta arba VK filosofija. Viena iš mūsų sudėtingo gyvenimo priežasčių yra mūsų kalba. Ji pilna prasmės neturinčių žodžių, kuriuos galima pavadinti abstrakčiaisiais filosofiniais žodžiais. Tai tokie žodžiai kaip gėris, blogis, tiesa, melas, meilė, prasmė, laimė ir taip toliau. Gėris. Skirtingai nuo valgymo ar miego, gėris mums nėra privalomas. Nei evoliucija, nei Dievas tokios programos mums neįdėjo. Man neteko girdėti, kad klinikinės mirties būsenoje be gėrio gyvenusio žmogaus siela būtų skriaudžiama ar daužoma. Žodis gėris yra žmonių sugalvotas, jis atsirado stebint gyvūnų ir žmonių pasaulį. Būdamas vienas žodis gėris beprasmis, jo prasmė atsiranda sąryšyje su kitais žodžiais, pavyzdžiui, tavo gėris, mano gėris, šeimos gėris, tautos gėris, mūsų gėris, jūsų gėris ir taip toliau. Filosofinė prasme jis turi tris pagrindinės pakopas – absoliutus gėris, sąlyginis gėris ir sutartinis gėris. Absoliutus gėris – tai gėris, kuriuo mes, žmonės, negalime pasiekti. Sąlyginis gėris – tai gėris, kai ta pati situacija vienam yra gera, o kitam bloga. Sutartinis gėris – tai susitarimas, ką šiuo momentu mes vadinsime gėriu. Pavyzdžiui, mes nukirtome vištai galvą ir tai yra absoliutus blogis, bet kadangi mūsų prigimtis reikalauja maisto, tai tą negerą savo veiksmą šitoje situacijoje susitarsim vertinti geru. Kiekvienas žmogus pats sprendžia, kada ir kiek į savo gyvenimą įsileisti gėrio. Žodis gėris apibūdina žmogaus ar kito gyvio aplinką ar veiksmą. Karas – tai aplinka, kurioje nėra gėrio. Žudimas – tai veiksmas, kuriame nėra gėrio. Žmonės žudo vienas kitą, įrodinėdami, kad gėris jų pusėje, bet jie klysta. Egzistuoja tik susitarimas, ką mes vadinsime gėriu. Jeigu mes norime kariauti, tai turime susitarti, kokį karą kariaudami mes vadinsime gerų karu. Branduolinį, kalavijų, beisbolo lazdų, kumščių, o gal jokių skerdinių. Geras karas, kai nėra karo ir nežūsta žmonės. Tiesa. Žodis tiesa vartojimo principu yra analogiškas žodžiui gėris. Vartojimo principu
Žodis tiesa vartojimo principų yra analogiškas žodžiui gėris. Vartoti žodį gėris, tiesa reikia teisingai. Dažnai žmonės savo gėrį ir tiesą kitiems patikė kaip absoliučiai neginčiamą gėrį ir tiesą. Vartoti žodį gėris, vartoti žodis gėris, vartoti žodžius gėris tiesa reikia atsakingai. Vartoti žodžius gėris tiesa reikia teisingai. Dažnai žmonės savo gėrį ir tiesą kitiems patikė kaip absoliučiai neginčiamą gėrį ir tiesą.